Taigi sveiki, su jumis aš Tamsi Bum ir šiandien aš jums noriu parodyti štai ką. Jums atrodo, kad čia yra arba svarkė, arba zipalaiteris. Bet čia yra zipalaiteris. Taip, tai aš jį šiandien nusipirkau, neseniai vakarį ką tik, ir norėčiau pasakyti jo pliusus ir minusus. Taigi yra pliusas, kad jinai yra nedidelė. Tikrai. Va. Mano delne. Išmatavau aš ją su linijka, tai 5,5 cm. Tai 5 cm, 5 mm. Tai va. Tai jinai yra lengva. Laisvai ją galima pakelti ir jinai labai lengvai galima įsidėti kišenę ir, nežinau, labai lengva nešiotis ir visa kita. Taip, tada nereikia nieko spausti, kad degtų. Kai tu ją uždegi su titnagu ten pasukęs, jinai ir dega. Nereikia nieko laikyti. Yra metalinė, tai tvirta. Ir manau, kad tikrai atlaikytų ir sunkius smūgius, bet nežinau, neišbandžiau dar. Tada užsidega iš pirmo pasukimo to titnago. Šitą užsidega. Tada sunku užpūsti, kai ją uždegi. Yra sunku tikrai. Svarkės, sesė, brolis, nežinau. Tada minusai. Minusas, aš žinau tik vieną. Aš čia pats viską galvojau, tai tik vieną minusą. Sunkoka pildyti, taip. Atsidaryt turit, paimti už šitų šonų ir traukti. Ir jinai taip tik tai užsipildo, kitaip jūs neužpildysit. Tai va. Tada dar vienas, čia toks kaip pliusas, kaip minusas, nežinau net. Čia kaip kam. Didelė ugnis. Ne pas visas didelė, bet pas kai kurias. Tai kai kam gerai, kai kam blogai, kad didelė. Kai kas norėtų mažesnės, bet blogai, kad negalima nustatyti. Tai va. Ugnis yra pas mane bent jau didelė. Ir nežinau, man tai yra gerai. Man nesvarbu, gali būti didelė, maža, man tas pats visiškai. Ir tik tai, kad dar gal minusas yra tas, kad pildosi benzinu specialiu. Gaila, čia neatsinešiau, dabar negaliu parodyti. Ir brangusis gan yra. Kaip ir sakiau, reikia ten atsidaryti, paimti šitą, patraukti, ten jis nusiema šitas galas, va. Patraukus ten ir tada būna tokia vatelė ir ten turi pilti skylutę. Parodysiu, kas čia parašyta. Nematysit, aišku. Parašyta Harley Davidson. Hello everyone, welcome to New Theory News today. Today's gonna be a lighter unboxing. You see my Zippo right here. It's a yin yang Zippo. Alright, unboxing. Alright, ready?
see, you see standard Zippo, everything, blah, 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 back of the box. Alright, okay, unboxing. It's like this. Alright, then take it out. Okay, it has this stuff in it. Yeah. Like that, see? Look for our new butane lighter, viewing crap. Yeah, later. Alright. Yeah. Alright then. Oh, there's that. On the back of the box, also like this. And this lighter itself, right? Alright. This lighter, see, it's $22. Yes. Standard lighter like that. It's kind of hard to close when you first get it, and and it's like, as you guys know, explain Dead Island. Ready? It's random Dead Island stuff. Why? As you guys know, if you used it for life before, since you open it, that click, listen to the click. See, hear that? This part of the lighter. Yeah. This part right here, like, clicks. So this part right now, it's not the fluid. As soon as you first get it, like, it has no fluid inside it, so you need to fill it with fluid. I'll show you how. Alright, you take it out from the box. Absolutely. Like this. And you just pull it out. You should slide it like that. It's kind of hard for it to slide out. See? Nothing inside here. It's weird, so like that. Alright. Then now the box. Alright, it goes like this, just regular. Fluid out. Fluid not. Right here is the little place where you get your fluid inside, and like as soon as you open it, it goes like that. The fluid starts going out automatically. So as soon as you do that, it starts to form basically, and it is windproof, right? Windproof stuff. You just slide it back into the box, like so. Just take it. Slide it back in. Tight and snug. Like that. Yeah. And, yeah, very good. Very good lighter. Yeah. It's kind of hard to close. You just need to like get a little hard flick on it, and like that. And yeah. So, good lighter. Yeah, basically. Yeah. Good job. Alright, peace out, guys.